Antras piliakalnis yra Rokiškio rajone, Obelių seniūnijoje, prie Junkūnų kaimo tarp Kryžinio ir Kukninio ežerų. Tai vienas įspūdingiausių Sėlos kraštos piliakalnių, datuojamas 1 tūkstantmečio po Kristaus 2 tūkstantmečio pradžia. Dėl strategiškai parinktos vietos tarp ežerų jis buvo puikiai pritaikytas gynybai. Piliakalnis įrengtas pailgos kalvos gale. Jo ovali aikštelė yra apie 70 metrų ilgio ir 40 metrų pločio. Nuo aukštumos jie skiria net 3 pylimai, atskirti giliais grioviais. Didžiausias pylimas siekia apie 2 metrų aukštį, o statūs šlaitai vietomis pakyla iki 12 metrų. Rytinėme šlaite išlikę dar vienas griovys su pylimėliu, o pietvakarinėme 2 gynybinės terasos. Tokia sudėtinga įtvirtinimo sistema rodo, kad tai buvo svarbus regiono gynybos centras. Nu, Alfonsai, a tu mane matai? Kurams prapuolė. Na jo, į tą pusę. Kitas kitoj pusė. Bet mums šito reikia dabar. Eik tu savo. Priekiai matau 50 cm. Nežinau kur eit, einu čia. Oi, kaip dilgina skaniai. Ar čia prasidėjo ajerai? Reik biškį rankas nuleist, pažiūrėt, kur mes čia einam. O, kaip pilvą įsidilginau gerai. Tai brač, mums čia dar pėdint nemažai. Pėdinam? Bet čia bus upelis ir pelkė šiaip tai. Piliakalnis archeologams žinomas jau seniai. 1933 metais jį aprašė Petras Tarasenka, o 1949 ten, kur gervės skrenda. 1977 Arba čia. 1985 metais čia buvo atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Aikštelėje aptiktas ryškus kultūrinis sluoksnis patvirtina, kad ant šios kalvos ilgą laiką gyveno žmonės, kurie vertėsi žemdirbystę, amatais ir saugojo savo gyvenvietę. Šiandien Junkūnų antras piliakalnis yra saugomas Lietuvos kultūros paveldo objektas. Kurios pusės čia geriau eiti? Tepalis, nu. Ką? Kažkur ten. Reikia gal kitą žemėlapį atsidaryti, nieko nematyti. Tai vat kažkur vat toj atkarpoj. Ai, nuo klojimo sakei? Galim grįžti čia, tai dar toli nenupėdinam. Čia nei ryšio, kai visą laiką yra, nei... Čia mums didžiausias gali būti kliūtis, tai pelkė kažkur. Nu tai nesimato kur eit. Galim grįžti iki to plojimo ir nuo ten bandyti. Atsargiai.
Galima eiti. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, Pralindai. gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, Čia kiaušinius gali palikti. I'll fulfill what I started. Visiškai čia nėra ryšio. Einam kažkur tai ieškoti ryšių. Smagu pirmam eit, kur Alfonsas prapuolė. Šito pribor, matai, jeigu mes būtume ėję nuo klojimo, ne, tai faktas, kad neina. Lemba čia šitam žemė. Kai tyčia ir ryšys prapuolė, nu. Nu. Eina. Gal atsiras. Jeigu lipti kalną, reiškia teisinga kryptis. Pas tave, Vaida, yra ryšys? Nu, ein. Manau, kad čia. Čia į viršų. Blemba, čia matai yra. Čia yra viena aukštuma, o ten yra vat kita aukštuma, va tas medis. Tai mums ko gero va ten reikia. Čia nėra piliakalnių. Mes kaip tik dabar čia pelkę apėjom, va čia kur apačioj būtų. Nu, ko gero mes jie ir ėjom. Drįstu abejot, bet manau, kad ten per pelkę lipom. Mums reikia vat kažkur į tą dar anksti rinkti čiobrelius. Ai, tu užkasti. Nu, aš ir galvoju, gal čia atsiras kažkas tai. Nes mano žemėlapis tai, nu, dar negaudo nieko. Bet kaip ir mes artėjam prie. Atsirado? Avo, ir mano davė. Gerai, žiūrim kitą gaublį.
Jo, įtariu, ten reikia mum eiti. Gerai. Kas dar? Kokį žemėlapį Gudra turi? Va, atsidarinėja pabiškį. Ai, bet šitam žemėlapį Piliakalnio nėra. Bet į šitą žemėlapį aš galiu įmesti jo koordinatės. Nu, pabandom. Kokį tau žemėlapį davė? Aš ten savo turiu. Va. Kairė. Va, yra. Davė? Nu tai va tokį ir aš turiu. Kaip padaryti pėsčią? Pėsčią ne. Tai nėra pasirinkimo. Paspaust. O čia dabar automobiliu. O kur pėsčią? Ant to paspausk. Turėtų duoti pasirinkimą, kur pėsčias, kur viešuoju transportu. Nu, pamaigyk, aš savo pabandysiu susirasti šitą. Ne, ten mes eisim tiesiai. Paik ta prasme, ar į tą pusę rodo, kad jinai. Berniokai, čia jūs ar čia briedis? Ko gero ant viršaus jau ir esam. Jo. Čia jau masyvas ko gero ir bus. Ką? Ne, čia ženklą tai sunkiai rasi, bet va Piliakalnis tai yra. Nu, Jankūno antras Piliakalnis tai sudėtingas čia buvo suradimas, bet suradom. Labai ryšio nėra apylinkiai. Eini ir kaip? Šiam gale rašė. Ai, nu tai ko gero čia ir yra visas šitas masyvas. Mes turėtume va čia per pelkę čia. O tai ten vandens yra. Galima eiti, jeigu nori iššūkio. Aš tai nelabai. Tu ant Piliakalnio, sakau, kad ant Piliakalnio. Žemėlapiai parašyta. Koordinatės yra. Mes jei ką vat būtume čia ėję, kur tiesiai per pelkę. Aišku, ir iš tos pusės, kur privažiavom, irgi tas pats būtų buvęs. Per čia. Nors gal čia ir būtų geriau eiti. Nu, dabar jau žinosim. Galima eiti atgalios.
Ką jūs manote į tai, kolegos? Kokias čia žinutės, kas siuntinėja. Telija, sveikina jūs Latvijoje. Ačiū. Kelias neapsaugo. Kaip? Kelias neapsaugo. Nu... Jeigu žinai, kur gali vesti, mes eisim iš paskos. Taigi, būk sveikas, Junkūno antras piliakalnė.